Šiandien kalbam apie cukrų ir kaip nustatyti, ar to cukraus daug valgom ar mažai. Ir ką reiškia be cukraus. Apie cukrų kalbam todėl, kad visi kalba daug ir taip gąsdinančiai. Tenka pripažinti, kad su cukrum yra susijus problema, kad žmonės cukraus vartoja per daug. Tai bent teigia dietologai. Nepavyko rasti patikimos statistikos, kiek čia to per daug, nes kaip visada apie mitybą statistika yra tik iš Amerikos. Jie viską matuoja, skaičiuoja. Tai grubiai žiūrint, mažiausiai 2 per daug, kiek jau būtų ta saugi riba to cukraus vartoti. Tai dėl to apie tą cukrų kalbam. Dabar, kas atsitinka, kai to cukraus valgom per daug, tai visokie blogi dalykai, vos ne visos šiuolaikinės ligos šiandien yra siejamos su per dideliu cukraus vartojimu. Tai tą, ką kiekvienas turbūt pastebi, tai svorio problema daugumai žmonių, nutukimas ir ne tik, tiesiog viršsvoris, nutukimas. Ir ką žino jau gydytojai labiau negu eiliniai žmonės, tai diabeto epidemija, vadino net epidemija, kiek daug žmonių, kurie ir jauni, ir neturi kažkokių tai pradinių rizikos veiksnių, staiga, reiškia, nebesukontroliuoja cukraus kraujyje ir netgi susirga diabetu. Taigi dėl to matyti tiek daug ir plačiai apie tai kalbama, bet taip problema yra, jinai aktuali ir reikia to cukraus mažinti. Bet klausimas, kaip išmatuoti, nėra toks trivialus. Aš čia pabandysiu parodyti porą tų matavimo būdų, bet ir nei vienas iš jų pilnai tos problemos nepadengia. Dar galima pakalbėti, kodėl vis dėlto tas cukrus taip kenkia, ir tam yra gana logiškas istorinis paaiškinimas, nes natūraliai gamtoje labai koncentruoto cukraus yra labai mažai. Ypač mūsų platumose, jeigu mes dar eisim link pusiaujo judėsim, tai saldžių vaisių, vien figos ar datulės, jos yra saldžios, cukraus yra daug. O mūsų platumose, bent medus, bet puikiai žinom, kad tas medus visada buvo vaisto statuse, o ne maisto, niekas šaukštais jo nekabina. Ir jo labiau nekabindavo anksčiau. Ir kai atsirado pramoninis cukrus, žmonės labai pradėjo, jis pasidarė labai prieinamas, tai pigus. Šiandien cukrus yra toks pigus, rafinuotas, pramoninis, kad vienas pigiausių produktų. O duoda energijos. Mes turėtumėm nepamiršti, kad ilgoje grandinėje mūsų organizmas visą maistą paverčia į gliukozę. Tai atrodo, jeigu žiūrėt taip labai formaliai, tai kodėl blogai tas cukrus ar ne? Bet tas ir yra žmogaus, lygiai taip pat, kodėl blogai gulėti ant sofos ir nejudinti raumenų. Žmogus turi kūną, dėl to jisai turi jam duoti darbo. Jeigu jis raumenim darbo neduoda, jis pradeda atrofuotis ir jis nebeveikia. Lygiai tas pats, jeigu mes valgom cukrų visiškai gryną ir valgom jo daug, mūsų visa virškinimo sistema išeina iš proto, jinai nežino, ką daryti, jinai net pažįsta, ką jinai čia gauna, kas čia per toks koncentruotas cukrus. Ką su juo daryti. Taip vaizdžiai kalbant, per laiką išbalansuoja, gali mokslininkai pasakyti, toj vietoj tokie fermentai, tokio vietoj tokie hormonai, bet sumu mes galim puikiai suprasti, kad organizmui tai yra šokas. Gal po kokio 100 metų mūsų organizmas prisitaikys prie gulėjimo ant sofos ar ten sėdėjimo priešais kompiuterio ekraną ir valgymo saldžių batonėlių ir bandelių. Bet šiandien jam tai nepatinka ir labai stipriai nepatinka. Tai grįžkim prie to, ką reiškia be cukraus. Jeigu buitiškai žmogaus paklausti be cukraus, ar jūs valgote be cukraus, žmogus sakys, taip, aš į arbatą cukraus nededu. Kažkada vos ne didžiausias tas cukraus suvartojimo, didžiausia proga buvo arbata, kava, kurią mes saldinam, ten dedam 1, sako, nedėk 4 šaukštelių, dėk 3, po to dėk 2, gal po to iš viso nedėk. Bet šiandien tai jau yra smulkmena palyginus su tuo, kiek mes to cukraus gaunam su kitais produktais. Tai čia yra 2 išeitis. Arba valgyti labai grynus daiktus, nieko nepirkti parduotuvėj pagaminto, sumaišyto, viską maišytis pačiam. Arba vis dėlto žiūrėti etiketės ir pagal tai orientuotis. Labai nesiūlau atidžiai skaičiuoti, nes
Aš tai nesugebėčiau tikrai, ruoždamas iš tai laidai galvoju, kokią sistemą pateiksiu, čia daugybę produktų peržiūrėjau. Tai labai sunku rasti tą raktą, kaip mes iš išorinių požymių galėtume pasakyti, ar daikte yra daug cukraus maisto produkte ar ne, nes nebūtinai jis netgi yra saldus ir nebūtinai jis yra iš grūdų kviečių, bet etiketės pažiūrinėti produktų, kuriuos jūs dažnai vartojat, yra visai pravartu ir yra dvi pozicijos. Etiketė yra tokia pozicija kaip sudėtis ir yra kita pozicija maistinė vertė. Ir toje maistinėje vertėje yra angliavandeniai. Vat čia gana didelis yra, tai galėtų gerai matytis, čia vokiškai, bet aišku būna viskas lietuviškai ant lietuviškos etiketės, bet čia didesnėm raidėm, tai mes galim matyti viskas, yra rašomi iš viso kiek kalorijų, kiek yra riebalų, kokių tų riebalų ir tada eina pavadinimas angliavandeniai. Ir angliavandenių, ir iš jų cukrų. Taip, net ne cukraus, šiuo atveju visos cukraus formos, ir iš jų cukrų. Tai va tą skaičiuką mes galim fiksuoti. Bet dar prieš tai norėčiau grįžti prie sudėties. Tai va sudėtis, čia mes irgi galim žiūrėti, kas čia įeina. Įeina avižiniai dribsniai, tokios uogos, obuoliukai džiovinti, dar kitokie dribsniai, kukurūziniai, saulėgrąžų sėklos, taip. Ir tame visame sąraše nėra cukraus. Taip, nėra nei cukraus, nei medaus, nei agavos sirupo, nei kokių nors kitokių koncentruotų saldiklių. Ta mes galim puikiai suprasti patys, nes jeigu randam kažkokį absoliučiai mums neaiškų žodį, tai jau galim galvoti, kad čia koks nors cukraus pakaitalas. Bet čia turi būti aiškus daiktai, kuriuos mes suprantam ir tada dažnai gamintojas rašo. Nes tai yra legalu ir yra tokia forma be pridėtojo cukraus, ar ten be pridėto cukraus. Tai reiškia, cukraus papildomai nepridėta. Ir tai yra pats lengviausias ir paprasčiausias būdas sukontroliuoti tą savo cukraus per didelį suvalgymą. Nes kiti būdai yra daug sunkesni. Ir iš tikrųjų jis nėra sunkus. Nes tarkim, net jeigu mes mėgstame saldžiai, ir sunku atsipratinti, gali kas nors labai griežtas sakyti, kad tai irgi yra negerai, bet visi sutinka, kad nuo saldumo atsipratinti galima tik palaipsniui. Tai pirmas žingsnis, bet kuriuo atveju reikėtų vengti produktų su pridėto cukru. Ir kur jisai dažnai būna. Tai va, sausi pusryčiai yra pavyzdys. Šie yra ir su vaisiais, ir su uogom, ir su šiuo, ir su tuo, bet cukraus pridėta nėra. Laisvai galim rasti, yra įvairių rūšių tie sausi pusryčiai, į kai kuriuos cukrus įprastai dedamas, nes jeigu ten nėra razinų vaisių, tai jis gali būti toks prieskas, bet jau irgi gali pridėta būti 10 gramų, o gali į 100 gramų, o gali būti pridėta 50. Tai va toj vietoj, jeigu jau žiūrit su pridėtu cukrum, tai žiūrėkit, kiek jo pridėta. Jeigu jų vis dėlto labai norisi, valgykit pusę porcijos, valgykit kas 3 dieną, valgykit sekmadienio progą, bet kuriuo atveju cukrus kaip sudėtinė produkto dalis yra indikatorius.